Jis niekaip negalėjau suprasti, kaip vienu ir tuo pačiu metu iš žmogaus gali sklisti toks keistas, mintimis nesuvokiamas ir jausmais neaprėpiamas priešybių derinys, talpinantis savyje ir vaikišką patiklumą, ir nuovokią brandą, ir atsainų sarkazmą, ir subtilų moterišką švelnumą. Ji turėjo savyje kažką nepaaiškinamo, neįvardinamo, kažką tarsi tyrai erotiško. Ir tokio gilaus, užvaldančio, hipnotizuojančio, paslaptingo ir taip traukiančio. Ji visa buvo tarsi saldus nuodai, kuriems neturi valios atsispirti. Ir šviesus švelnumas, kurį taip norisi saugoti. Jie vienas kitą matė vos trumputę trapumo akimirką sustingusią pasaulių sankirtos kryžkelėje. Tačiau ji paskandino juos savyje be galimybės kada nors sugrįžti atgal. Ką jūs turite omenyje? Ji nutęsė sakinį klausiamai beviltiškų balsų, kuriame atsispindėjo toks gilus liūdesys, nuovargis, nusivylimas ir tarsi akyse susikaupusiomis nematomomis ašaromis, jos pablyškusiais skruostais nusirito skausmas. Jis jautė jos skausmą, jos neviltį, jos liūdesį, jos pasimetusį sumišimą. Tačiau negalėdamas pažvelgti jai į akis, greitai nugręžė žvilgsnį į tamsią šaltos sienos niūrumą, vildamasis, kad jeigu ji kada nors ir sužinos, ką jis ką tik šį vakarą padarė, sugebės nors kaip nors jį suprasti, pateisinti ir atleisti.